Bostono krantus jachta Ambersail pasiekė pliaupiant lietų ir pučiant žvarbiam vėjui. Tačiau prastos oro sąlygos net baidė gausaus būrio lietuvių, atvykusių pasitikti Lietuvos vardo 1000-mečio minėjimo kvieslių. Uoste 8-osios įgulos nariams nusilenkė net 4 karalienės – Morta, Barbora, Kotryna ir Bona, iš kurių kiekviena simbolizavo Lietuvos istorijos laikotarpį. Ragaukite duonos su druska, o mes visi jūsų garbiai užtrauksime Lietuva brangi. Geriau negali būti. Susirinkusiems buvo leista apžiūrėti jachtą, kurią buriuotojai jau įveikė didžiąją dalį kelionės aplink pasaulį. Visi profesionalai sako, kad čia didelė jachta, bet mums iš toli atrodė, kad valtelė maža. Taip, kad jūs vyrai gerą darbą atlikinėjat, kad nepaskendo dar kokios. Bet greitis yra stebėtinas. Jeigu jie kalba, kad kada nuo bangos eina pasiekia 30 mazgų, tai yra neįtikėtinas greitis. Svetingai priimti jachtoje Bostono lietuviai pakvietė buriuotojus į Lietuvos piliečių klubą. Čia tradiciškai buvo perskaitytas ir įteiktas Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus laiškas, kviečiantis Liepos 6 dieną kartu paminėti Lietuvos vardo 1000-metį. Nors šiltas Bostono lietuvių sutikimas pavergė visų buriuotojų širdis, laikydamiesi griežto grafiko jau kitą dieną jie pajudėjo link Kanados krantų. Po kiek daugiau nei 2 parų pučiant silpnokam vėjų, jachta Ambersail, Kanados miestelis Halifaksas, vadinamas Naująja Škotija, pasitiko su dūdmaišių muzika. Halifaksas tapo paskutiniąją 8-osios Ambersail įgulos stotele. Nuskambėjus Lietuvos himnui, kapitonas Linas Tamkvaitis 9-osios įgulos kapitonui Viktorui Golubovskiui perdavė per pasaulio lietuvių bendruomenės plukdomą Lietuvos prezidento vėliavą ir jo laišką viso pasaulio lietuviams. Savoją atkarpą didžiosios kelionės aplink pasaulį užbaigę buriuotojai įskrido į Torontą, kur susitiks su gausiausia Kanadoje lietuvių bendruomenė. Tuo tarpu naujoji Ambersail įgula jau netrukus pakels bures plaukti link Europos Ispanijos uostą Almeriją.